Labas, miela Silvija. Liavas, mieloji. Liktai per viduriuką, kaip tavo diena? Kaip ne penktadienis. Smagu tai girdėti. Darbinga. Darbinga, bet tokia ir to pačiu, žinai, maloni, nes pačio darbo to tokio labai minimaliai. Tokie daugiau, žinai, administraciniai dalykai ir šiaip visai malonus. Labai gerai. Kai O kaip tu? darbą dirbti yra malonu, tai turbūt nėra nieko geriau. Gyvenims atrodo, jie tu kaip sviestų pateps tada. Jo. O kaip tu, kaip tavo diena? Aš tik tai dabar grįžau namo, realiai, tik tai vat, dėl mūsų laivo. Aha. Dėl užsakymų, nes buvau išvykus truputėlį, A. kaimiški dalykai, todinimai, Mačiau. marinavimai, kiti projektai. Tai žodžiu, tobulėjau ir kitose srityse, atrandu kažką naujo vis apie save, žinai, tai vat irgi. Bet pas mane tai jau senai ten, aš pagal dienų režimą negyvenu. Nežinau, kas yra penktadienis, nežinau, kas yra pirmadienis, žinau, kur ir kokią dieną turiu būti. Va čia svarbiausia. Jo, čia tas yra svarbu. Jo. O daugiau negyvenu, žinai, oi, pirmadienis, tai žinai, o dirbam, oi, penktadienis, tai savaitgaliais nedirbsim. Ne, pas mus kūrėjus taip nebūna, pas mus viskas kitaip. O pas mus daugiau savaitgaliai iš tiesų yra darbo. Būtent. O čia va dabar šeštadienio edukacija, beros liktais dar kitą šeštadienį. Nu, žodžiu, aš nesiskundžiu, viskas yra žiauriai faina, žiauriai malonu, kad žmonės ateina ir aš džiaugiuosi kiekvienu klientu. Bet tiesiog man Tomas vakar sako, o tai kada mums savaitgalis? Reikia išeiginių, labas, Nojau, matau prisijungiai. Nojus yra iš Šiaulių, paauglys, oi, ten apie jį galėčiau atskirą istoriją papasakoti, susipažinti per edukacijas ir tos edukacijos toliau vyksta ir visi jas ateidavo ir močiutė atsivedė ir kokiu tik tai projektų pats nepasidarė, tai čia jau atskiro laivo reiktų. Ne tas vaikas, kuris buvo pas tave edukacijos ir jis po to pats kūrė gaudyklės. Taip, kūrė ir egzaminui ruošė darbą, ir draugams edukaciją pravedė, nu žodžiu, ten irgi įdomu žmogui auga. Nežinau, smagu tada girdėti, kad tokie vat jauni žmonės vat užsikabina ir kūrė, o nežinai, kur nors ten pakampiam šlaistosi ar ten prie kompo 12 valandų per parą sėdė. Tikrai taip. Smagu, kad vaikai atranda tas veiklas jaunimas. Tai dabar taip, trumpas tada pristatymas, tavęs Jolita, sakykime, galbūt kas savęs dar nepažįsta, bet manau, tave daug kas pažįsta. Nu, bet tada yra, kurie nepažįsta. Žinai, pasaulyje 8 milijardai žmonių, kiek ten? Jau daugiau tikriausiai. Žodžiu, tave visi pažįsta pseudonimu Coliukė. Tikrai taip. Arba Coliukės sapnų gaudyklės, kas yra ir tavo elektroninis puslapis, kuri nuostabaus grožio sapnų gaudyklės, vedi edukacijas, darai privačius vakarus, darai kiekvienam norintiems asmeninius užsiėmimus, draugam ir taip toliau, keliauji po visą Lietuvą, žinau, keliauji net į užsienį pas klientus, tave kviečia. Tikrai taip. Tas iš tiesų yra labai didelis pasiekimas. Retas tikriausiai iš mūsų Lietuvos kūrėjų galėtų tokiais dalykais didžiuotis. Turėti tokių pasiekimų, tai, ta prasme, tavo metų, wow, ta prasme, tiesiog kažką galiu pasakyti, fainai. Ir tobulėti, žinai, man tai yra, atrodo, kasdienybė, normalu, man tai jau tapo norma, žinai, gyventi taip, kaip aš dabar gyvenu ir aš atrodo kitaip nemokėčiau, kitaip nenorėčiau ir visą laiką atrandi tų vietų, kur gali dar patobulėti, ne? Bet faktas, o dabar čia tokia proga, žinai, pasidalinsiu, jog teko važiuoti šiais metais į Airiją atostogų pas klientę, kuri turi labai daug mano užsakymų ir kurie dar nesibaigia, yra ir didelių į ateitį projektų. Tai ten jau mes juokiamės su jie, ten yra mano kūrinių,
mano sapnų gaudyklių muziejus ir jau jinai Altorius. dabar pati jas kuria, nes irgi nori atrasti tą kūrybinę gyslelę, kuri užmigo per gyvenimo patirtis, ar ne, o jinai ją labai turi ir jinai sako, vat, sutikus tave, man kažkas nutiko, jaučiu, kad bunda manie tas kuriantis žmogus per vieną prizmę, per kitą, per trečią. Ir tai yra gražu, kai tu gali, darydamas tai, kas tau faina, parodinamas, kaip tai daryti, pažadinti kažkokią žmoguje dalį, kuri miega arba netyčia buvo pamesta. Tai tas labai labai faina. Tai vat, kvietė labai labai ilgai atvažiuoti, aš vis kažkaip, kaip čia tą daryti, kažkaip keista, nu čia per gerai taip, bet užaugi ir pati ir supranti, kad ne, čia yra viskas tvarkoj, tave kviečia, tavęs reikia, nori, kartu nusiunčiau ir būtent bobaužiukų kolekciją tokią 12. Jo, ir nuvykus, nuskridus tenais, tiesiog jau pristačiau juos, jau grinai asmeniškai, kiekvieną istoriją perskaičiau, nu žodžiu, labai labai taip jaukiai. Kas yra faina, kad tavo kūriniai, kad tavo kūryba nėra tiesiog, daiktas, kas nori, tas pirkite, ne? Man neįdomu. Jo, pas tavai yra tas toks gilus ryšys su klientu. Aš žinau, aš pati stoviu eilėj su savo sapnų gaudyklę. Žinau šitą. Mes turim namuose vietą, kur ją kabint. Ir man Tomas, žinok, sako, nu kada kabinsi savo košmarų gaudyklę. Košmarų gaudyklė. Nebus košmarų, sakyk, Tomai, jokių košmarų nebus. Jo. Tai va, aš dar miegu su tą mintim, kaip ir pati dalinausi, žinai, tai... Taip, kaip kuriuom mintim reikia laiko, reikia to tokio impulso ir man kartais klientai tą ir, žinai, sako, žinau, kad noriu, tu sukurtum, bet dar nežinau iki galo ką. Tai būna ten klausimų pagalba išsigrynini kažkiek, bet matai, kad dar tas žmogus nėra iki galo užtikrintas, tai tiesiog tu toliau tą ryšį kuri, duodi erdvę žmogui pačiam mąstyti, nepušini jo, nespaudi. Jeigu reikia, vis kartais pasiteirauji ir viskas, palieki tai natūraliai tėkmei ir tame ir gimsta gražus dalykai. Jo, ir jie yra tikrai, nėra to tokio spaudimo, žinai, tu duodi žmogui laiko ir erdvės išbūti tame. Taip, nes jam tai jo namuose kabės ar ne, arba jis tą užsakymą dovanos kažkam iš širdies, jam reikia pačiam išjausti tą išbūti, kiek jis tą sugeba, kiek jis tą moka ar ne. Kitam gal to nereikia, kitas visiškai pilną pasitikėjimą atiduoda į mano rankas ar ne šituo atveju. Tada jau aš įsigilinu į tą žmogų, bet esmė, kad tame yra labai daug komunikacijos, daug ryšio, daug bendravimo, nuolatos ir ten, pavyzdžiui, kai kurie užsakymai ir ne, kurie trunka pusę metų, kūrybos procesas metus, mes taip ir etapais vis ir bendraujam. Aš pati prisimenu, tavo dovanotus auskarus, tokius miniatiūrinės sapnų gaudyklės, taigi pamenu, aš tau pasakiau, man jūra ir gintaras, man yra viskas. Pamenu, ir irgi kaip labai gražiai ir visai ilgą laiką mes jos kūrėm, nebuvo taip, kad pūkš per vieną dieną. Po truputį, po etapą, išsigrynom, tas, anas, trečias, ketvirtas. Taip. Ir po to jų įkvėpta pati savo tokius pat panašius susikūrė. Jo, prisimenu, taip. Tiesa, šnekant apie sapnų gaudyklės dar, šiandieną žinau, kaip tyčia prisiminiau, pasiėmiau už studijos tavo kurtą sapnų gaudyklę su mano tais dervos akmenukais, burbuliukais, kurią tau turiu atiduoti. O, tai mes eisim pasivaikščiot? Eisim pasivaikščiot. Tikrai tai. Proga susitikti. Jo, proga dabar susitikti. Ir aš žinau, aš turiu mintį, rudenį tikriausiai turėsiu laiko daugiau, aš tau galėsiu pakurti tų dervos karoliukų edukacijom. Gerai, vaikai mielai, man atrodo, jie tenais, jiem bus įdomu. Kas tai per struktūrą gausi apie tai papasakot? Taip. Tai grįžtu prie, kaip sakant, prie reikalo, prie šiandienos temos. Kaip čia?
Tavo tos elektroninių parduotuvių kūrimas taip kažkaip natūraliai gavosi, nes aš kaip supratau, kaip tu pasakoji, kad visa tai kilo iš noro padėti kitam žmogui. Ir Taip. vat iš tos pagalbos ir toliau kūrei pati savo, kūrei kažkam kitam ir dabar kūrei kitiem, man sukūrei. Taip, tai jeigu, sakykime, ilgą istoriją trumpai, tai Taip. 5 metų istorija, nes tiek metų patirties turiu šitame kūrybos procese, tai nėra, kad 5 metus iš eilės nuolatos kuriu, bet etapais per etapus, ar ne, savo elektroninę parduotuvę nuo sukūrimo iki dabar, kaip yra, jau ją rūpinosi nuo A iki Z jau 4 metai, bet prieš tai, va, tuos apie metus laiko, būtent buvo iš noro padėti moteriai Stefutei, kurios parduotuvės pkrautuvėlė.lt, taip, buvo labai įdomi ten istorija. Aš tą moterį buvau sutikusi vieną kartą gyvenime ir buvau nusipirkusi iš jos mažų apyrankyčių, dėvėtų drabužių parduotuvį prieš covidus, dar, žinai, sapnų gaudyklėm. Sako, tai ką tu kursi, žinai? Sakau, sapnų gaudyklė, žodžiu, jinai man sudėjo visko, sako, niekas neperka. Po pigėja man ten viso maišą davė, sako, 2 eurų, aš taip žiūriu, ją, jūs juokaujat, sako, 2 eurai neškis man čia, sako, stuov dulkės renk. Sako, atneši sapnų gaudyklę ir žinai viskas. Ką tu nori, covidas ateina, šitos parduotuvės nelieka. Ir aš ieškojau 2 metus, kur ta sendaikčių parduotuvė išsikėlė, nes man reikia siūlų, ten eidavau pirkti, man reikia apyrankių, man reikia karoliukų, papuošalų, kuriuos galėčiau išardyti, perkurti, nes, naudoju šitą filosofiją ir nėra. Ir susitikau su tą moterim vienam renginį ir jis tiesiog prasitarė, kad va, pradėjo man kurti elektroninę parduotuvę, griaučiai yra, bet aš turbūt viską mesiu, nes aš nežinau, kaip toliau daryti, sako, aš neturiu žinių. Tai gavos taip, aš galvoju, sakau, aš žinokit, aš nežinau irgi, kaip tą reikia padaryti, bet aš esu toks žmogus, jeigu aš noriu, galiu išmokti. Sakau, tai jeigu jūs pasitikit manim, sakau, tai galiu ateiti pas jūs ir pasižiūrėsim, kas ten jau sukurta, ką aš galiu. O realiai, aš nieko apie elektroninės parduotuvės iš vis nežinojau, gyvenime nesu mačius, kaip ten visas tas programos dalykas atrodo. Nu ką, ateinu, prisijungiu ir žiūriu, step by step. Kažko nesuprantu, einu į YouTube, kažko nesuprantu, einu į YouTube, kažko nesuprantu, einu į YouTube. Ir taip, žingsnelis po žingsnelio, daug ką mes ten padarėm, pridėjom. Netgi dalyvavau ne tik tai, kad elektroninės parduotuvės tų prekių pildyme, tos išvaizdos biški kūrime, paleidime, bet ir prekių išpakavime, jų fotografavime, visam aprašymų kūrime, ten visa kelionė buvo. Ir mes taip su tą moterim Stefa sukūrėm ryšį ir po to taip gyvenime viena kitai kažkur vis padedam. Jinais man, aš jie, jinais man, aš ir ta kelionė toliau tęsiasi. Ir tiesiog gavosi, kad, nu va, jinais važiuoja ir savo, ir dar ten kiti dalykai, ir socialiniai tinklai, ir išlaisvėjo, ir kūrė moteris, va, pasaka. Ir gražu matyti ir žinoti, kad kažkuriuo metu aš buvau irgi tuo dalimi, žinai, kad žmogus leidėjo ir aš esu to dalis. Ir jinais mano gyvenime irgi iš kitų kampų, ar ne, irgi padeda man skleistis ir padėjo, ir tai yra taip gražu, ir visa tai yra dėl to ryšio, dėl to gryninimos ir to žmogiškumo, ar ne. Taip, tu gali šiais laikais sukurti, jau yra dirbtinis intelektas, ar ne, gali su dirbtiniu intelektu sukurti svetainę ir panašiai, bet, nu, jinais nebus, neturės tos gyvybės. Jinai yra natūrali. Vat pavyzdžiui, dabar neduosiu sumeluot, vakare, berods Facebook'e ar kur scrollinom vakare gulint lovai, ir tiesiog išmetė Instagramo paskyras žmonių, kurie teikia kažkokias tai kaip ir elektroninės paslaugas, nu nežinau, tarkim, galbūt montavimas, filmavimas, bet kažką tokio. Žinok, visas Instagramo tinklelis AI. Ta prasme, viskas. Taip yra gražu, bet vieną dieną žmonės persisotins tuo. O ko reikia žmogus, kada žmogus jaučia kitą žmogų, kitą produktą, kitą paslaugą, kada yra ryšys, komunikacija, yra bendravimas, yra gilinimasis į kito žmogaus poreikius, nesvarbu, ar žmogus žino aiškiai savo poreikius ar nežino, ar ne. Kuriant tas elektroninės parduotuvės būna tokių dalykų. Noriu, bet nežinau, nuo ko pradėti, nes ten miškas reikalų, žinai, stogą kelnoja, tai ir atrodo, kad gal iš vis nereikia pradėti.
ir gaunasi tas toks, žinai, stabdis. Tai kaip aš irgi tada svaršiau, reikia, nereikia, noriu, nenoriu, nežinau, žinai, kaip ta bežionė ir gražiai ir protinga, nežinau, kur eiti. O pasirodo, galima ir tą, ir tą. Ne, nu, tipo, yra toks anekdotas, kad maždaug apie bežionę, kad dabar nepamenu, berods, anekdotas yra taip, kad žmogus pasakė gyvūnam, perbrėžė liniją ir sako, gyvūnai, kurie galvoja, kad jie yra gražus į vieną pusę, gyvūnai, kurie galvoja, kad jie yra protingi į kitą pusę, o bežionė per vidurį. Ir, žinai, ir gražiai, ir protinga, ir nežino, ką daryti. Čia man vat irgi tas su elektroniniu puslapiu. Daryt, nedaryt, reik, nereik, kaip ir viskas per Instagram ar per Facebook eina. Bet norisi kažkaip tos įplatėsius gilesnius vandenius ir taip kažkaip labai ilgai, žinai, nebuvau su tą mintim. Ir reikia iš tikrųjų tų elektroninių parduotuvių, kad ir mažytė, paprastutė, su pagrindiniais produktais, su pagrindinėm įnomiausiam paslaugom, bet viskas, klientas bet kuriuo paros metu jau gali rasti tave ir nusipirkti iš karto tavo paslaugas, jas pasidomėti, ar ne, jam nereikia bendrauti, nes šiuolaikinė karta, ypač jaunesnė karta, jau eina į tai, kad jie nori biški mažiau tos komunikacijos Mažiau ir kontakto. reikia tų elektroninių parduotuvių, kad jie aiškiai atėjau, paskaičiau, supratau, pajutau, noriu, nenoriu, viskas užsisakau. Jeigu jiems nėra užsakymo mygtuko, jam ten reikės rašyti laišką, reikės skambinti, jie gali net nedaeiti iki to etapo. Ir šiaip, kai tu turi elektroninę parduotuvę, yra lengviau komunikuoti. Pavyzdžiui, darai laivus, darai socialinės medijas visus, ar ne, galima užtaginti savo elektroninę parduotuvę, visur tą sklaidą daryti ir jau yra kitaip, yra profesionaliau, galima viską sudėti į, sakykime, vieną vietą, aišku, nepersistengti, neperkrauti jau tenais, žinai, visko, bet esmė, kad tai yra patogiau negu išdalinti, žinai, viską per įvairius socialinius tinklus. Bet čia jie vis tiek susiję, vienas su kitu susiję, vienas be kito negali, bet tai padeda augti ir pačiam grynintis, nes kada žmogus pradeda kurti elektroninę parduotuvę, jam gryninimasis prasideda tolka tak iš karto. Tai kaip aš noriu pristatyti paslaugą, tai apie ką iš tikrųjų yra mano paslauga, tai leidžia prisiminti netgi tokius dalykus, kur aš buvau, nuo ko aš pradėjau, kai pradėjau kurti savo veiklą, tu grįžti atgal daugybę metų, prisimeni, koks buvo mano startas ir pasidžiaugi, kur aš esu dabar. Ir dabar yra naujas etapas, naujas laiptelis. Tai labai, labai faina. Labai smagu būti tuose etapuose, ne tik tai savo gyvenime, bet ir kitur. O vat kai kuri, sakykime, sapnų gaudyklės, vat pavyzdžiui, kai kuri elektroninės parduotuvės, ar yra kažkokių panašumų tarp šitų dviejų kūrybos dalykų? Man asmeniškai yra labai daug saviraiškos, labai daug kūrybos ir to pačio žmogaus suvokimo, supratimo, apie ką jis yra, ko jis nori, ką jisai norėtų įdėti ir ko jis galbūt apie save nemato, ar ne, kaip kurių sapnų gaudyklės irgi toks tarp eilučių, viską žiūri, ne tik ką žmogus sako, ir jo energetika nusiskenuoja, jo bendravimo būdą, jo visokius niuansiukus, ar ne, charakterį. Tas pats lygiai, kuriant su elektroniniam parduotuvėm, lygiai tą patį darau, tik tiek, kad jau čia gal sakyčiau yra labiau skirtumų daugiau, tai kad tai yra jau labiau techniniai dalykai. Jeigu kuriant sapnų gaudyklės, galiu per praktiką tokį ar ne dalyką paeksperimentuoti, pabandyti, patiks, nepatiks, išeis, neišeis, kažką vėl daryti kito. Tai kuriant elektroninės parduotuvės reikia gilinti, rinkti žinias techninės, kas, kur, kaip, su kuo. Ir tiesiog jau techniškai labiau daryti, jau tą techninę, analitinę pusę įjungti, kurią kiekvienas žmogus irgi turi. Bet labai faina, žinok, labai kitokia ta kūryba, specifinė. Būna dienų, kai tu nenori to, nes esi kažkokiam kitokiam kūrybiniam procesui ir vaikščioti iš vieno kūrybos proceso į kitą yra labai sudėtinga. Tai jau aš kuriu elektroninės parduotuvės, tai dažniausiai ir būna tuo momentu,
mažiukai kažkokie užsakymai arba laisva kūryba, o elektroninė parduotuvė tada jau būna savaitę, dvi, aš jau į tai įneriu, tiesiog grinai taip pat jaučiu neriu. Tiesiog tu savęs neblaškai per kelis kūrybos procesus. Jeigu darai vieną, tai darai vieną. Jo, stengiuosi, nes tada kokybiškiau tai pasidaro. Kažkaip. Taip, būna, pavyzdžiui, tarpas, man trūksta informacijos, klientas dar nepateikė, pavyzdžiui, gal nuotraukų dar nėra, gal dar tekstą grynina, dar kažką, ar ne, ir yra strygis, kažkur jau negaliu padaryti viskas, be spaudimo klientui, be iš savęs kažko reikalavimo, padedu viską iš šono, viskas, ką aš noriu, tada sėdžiu, klausiu, ką aš noriu veikti šiandien. Šitas užsakymas laukia, gal noriu šitą užsakymą kurti, gal noriu pailsėti, gal man reikia kažkur susitikti, kažką, žinai, toks perėjimus tokius lengvus darau, nėra taip, kad šokinėjau. Tada per daug streso. Jo. Aš dabar klausau tave, žinai, ir prisimenu, kaip kūrė mano tada elektroninį puslapį. Tai irgi, kai buvo, kai reikėjo dėliotis, kas aš, kas mes esam, kas ta lapės magija, čia apie ką mes. Aš galvoju, apie ką mes darom? Nes tu kaip ir žinai, ką jūs darot, vedat edukacijas, mineralinės dervos, bet, Jo, o kur yra ta šis, žinai, nuo ko, nes dažnai kuriantys žmonės mes įvažiuojam į tą dalyką, einam, darom, mums viską savaime suprantama, o kai reikia sudėti tai į žodžius, arba reikia nueiti į viešą erdvę, pristatyti save, tada prasideda, aš neturiu ką pasakyti. Čia, žinai, tas toks, kaip čia, dažna problema, tai prisistatyk. Hello, my name is Jeff. Aš visai neseniai pradėjau edukacijų metu taikyti tokį metodą, dabar dar stebiu, kelios edukacijos praėjo, kur šitą darau. Būna, aš noriu to šmaikštumo, žinai, to, kad atsipalaiduotų edukacijose žmonės ir, žinai, tokį pradedu, sakau, labas, aš esu Jolita, prieš 4 metus netyčia nusidažiau žaliai plaukus, turėjo būti alyvinė spalva, gavosi žaliai. Tai leidžiu savo plaukams gyventi atskirą gyvenimą nuo manęs, žodžiu, susitaikiau su tuo. Kuo tu vardu ir ką tu smagaus gali papasakoti apie save. Tai žmonės būna tokie irgi, ką čia reikia? Trumpas jungimas. Jo, toks, man vardo neužteks, čia įkapsta, žinai, savyje ir tada tu supranti, kad tas žmogus paprastai taip laisvai neina, neprisistato, nelavina savo šitos pusės, net neklausia apie ką aš esu, žinai, bet smagu, netyčia tokį, žinai, pajungti. Šiaip įdomus dalykas, būtų visai faina protestuoti. Pabandyk, kodėl ne. Žinok, faina, kai kurie jauti, kurie yra atsipalaidavę žmonės ir pasijungia labai šmaikščiai tai. Būna, kurie sutrinka ir iš tikrųjų man reikia pagalvoti, kiti būna, ne, aš nenoriu, žinai, tiesiog, nes iš vis nėra pratę gal. Yra. Tai viskas svarbuoja, viskam leidžiu vykti, žinai, bet ir pačiai faina, žinai. Tai čia tas, kaip pavyzdžiui, kai mes vedam edukacijas, tai yra normalu, kadangi tai yra uždaras renginys, mes tiksliau Tomas filmuoja, fotografuoja ir tai yra būtina paklausti žmonių, ar jie sutinka, kad juos filmuotų ir fotografuotų, nes po to, žinai, ta medžiaga eina į socialinius tinklus. Tai, žinai, visada juokauju, turim kokių nors slaptų asmenų. Tai jeigu slaptas asmuo, sakykime, kažkoks, žinai, valstybės tarnautojas arba aukšto rango pareigūnas, galbūt, tu negali. Ta prasme, nors žmogus norėtų. Tai, žinai, tik nusijuokėm. Ir būna, tikrai būna žmonių, kurie, sakykime, nenori, kad galbūt veido nefilmuoti ar dar kažką. Tai yra visiškai normalu ir suprantama. Ir, žinai, mes po puikiausiai, sakant, tuos norus ir patenkinam. Tiesiog tai yra paprasta eilinė darbo etika, kaip aš sakau. Jo. Ir yra gerbtina. Taip, o dabar žiūrėjau, pavyzdžiui, daug kūrėjų iš tiesų svajoja apie tas elektroninės parduotuvės, daug iš tiesų neturi ir tai yra jiem kažkiek galbūt jau tolima, kažkiek ir galbūt artima ta svajonė, bet jie galbūt vis atidėlioja dėl kažkokių priežasčių. Kokias tu, pavyzdžiui, baimės pastebėjai pas kūrėjus, kodėl jie atidėlioja? Ką dažniausiai girdė?
Labai būna labai įvairių, iš tikrųjų. Vienas būna prasideda nuo to, kad žmogus iš vis neįsivaizduoja pradžioj, žino, kad norėtų, žino, kad reikėtų, nes jam atrodo, jeigu aš turėsiu elektroninę parduotuvę, iš karto ateis visokie pardavimai. Tai būna neįsivaizduoja, kaip, ką iš vis į ją įdėti, nes jam tai iš viso būna galbūt iš užsidariusio žmogaus, kuriančio kažkur namie ir gal vieną kitą pardavimą turint, žinai, gal kiti net socialinių tinklų pakankamai aktyviai neveda. Ir, žinai, toks šokimas, peršokimas į elektroninės parduotuvės kūrimą jiems kelia iš esmės stresą ir įtampą. Tai va šitas toks dalykas, po to kita baimė yra labai, kuris stabdo. Tai, o jeigu nebus tų užsakymų ir tas, jeigu žmogus savęs to klausia, jis dažniausiai net nededa to žingsnio, nes neleidžia savo pamatyti iš viso tokios galimybės. Trečias būna dažniausiai finansiniai iššūkiai, ar ne? Nes šiais laikais elektroninių parduotuvių amplitudė yra didžiulė, kainų spektras yra irgi labai platus. Sakykime, jeigu rimtesnės ir užsienį, kur galėtum prekybą paleisti, tai gali prasidėti nuo kokio 1,5 tūkstančio, 2-3 tūkstančiai ir daug daugiau. Tai kai žmogus išgirsta tokią kainą, jam plaukai pasišiaušia ir jis tiesiog visiškai nenori net pradėti. Bet yra alternatyvų, jeigu mes norim prekiauti Lietuvoje, yra subtilesnių, paprastesnių, net tiek daug finansų išeikvojančių iš tikrųjų įrankių, paprastesnių platformų, bet pradžiai pakanka, kai tu užaugsi žingsnis po žingsnio, nepraeis 1, 2, 3 metai, norėsi tobulėti, tu visą laiką gali paaugti, ar ne, tą kitą laiptelį ir ten tobulinti ir ta svetainė pasikeis ir ko tik tai nepadaryti. Bet ta pradžia, jinais neprivalo būti didelė, neprivalo būti tas pirmas žingsnis kažkoks ten labai reikalaujantis didelių išlaidų. Ir tai yra įmanoma. Nes, pavyzdžiui, aš irgi gerai prisimenu, kai pradėjau judinti reikalus dėl elektroninės parduotuvės, aš, pavyzdžiui, ten, žinai, Facebooko grupėse pradėjau domėtis, klausti, tiesiog, sakant, pasiuostyti, kokios kainos, kad įsivaizduot galimybę savo. Tai žinok, man kai viena čia tikriausiai įmonė arba žmonių komanda, tikriausiai jau teisingai galėčiau sakyti žmonių komanda. Tiesiog viena mergina mes susipažinom rytmečiuose ir jų komanda kuria elektroninius puslapius, elektroninės parduotuvės. Man, žinok, užjojo 3 000 kainą, o hebra, pas man, sakau, tokie pinigai nesisuka. Taip. Tarsi man 3 000. Taip, kažkam tai yra normalu. Jie padaro nuo A iki Z, jau ten pilnai veikianti variklį ir SEO ir viską sutvarko. Taip. Šiuo atveju, kur aš kuriu parduotuvės, mes žingsnelį po žingsnelį darom. Pirmą pasidarom visus griaučius, kas yra reikalinga, kad jinai sveiktų, pasileidžiam, išsigryninam dalykus, tada turi būti kitas etapas, sujungiami kiti dalykai, ar ne, kad tas matomumas augtų. Tada dar trečias SEO dalykas, prie kur mes einam po truputį, po gabaliuką, nes jeigu taip daryti iš tikrųjų nuo A iki Z viską, tai kaip mes darėm, nebebūtų įmanoma tai padaryti. Tai vat yra tų alternatyvų, yra tų dalykų, aišku, profesionalai vėl ten kitaip pasakytų. Aš, kaip pasakau, esu mėgėja, praktikė, kūrybininkė, aš žiūriu iš žmogaus perspektyvos, kad jam daugiau to lengvumo šituose klausimuose atnešti, ar ne, kadangi pati einu tą kelionę, ar ne, ir pati jau 4 metus visiškai prižiūriu, tobulinu ir žinias gilinu ties to klausimu, tai man kažkaip atrodo, yra tų paprastesnių alternatyvų ir jų pilnai pakanka. Ne, iš tiesų, kai pagalvoji, nereikia tų labai didelių ir kaštų, kad turėti pilnai veikiančią elektroninę parduotuvę arba elektroninį puslapį, kur klientui užtektų 3-4 žingsnių, kad iš tavęs įsigyti produktą arba paslaugą. Viskas. O klientų tiek ir to tai reikia. Klientui reikia kuo paprasčiau, kuo aiškiau ir kuo lengviau. Kad nereikėtų sukt galvos, ten kilometrinių tekstų skaityti ir panašiai. Trumpai, aiškiai ir viskas to patiem pirmiem žingsniam pakanka. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėti kokius Amerikos elektroninės parduotuvės, tai jie iš viso turi elektroninę parduotuvę vienai, pavyzdžiui, prekiai, sukūrė kažkokį autentišką dalyką ir turi vienai prekiai elektroninę svetainę, daugiau ten nieko nepamatysi.
atsiliepimai, viena prekė, kurią galima įsigyti, žinai, trumpas tekstas, kaip tai padaryta, kodėl, viskas, volia, važiuojam. Ir pardavimų kiekis augantis tiesiog. Matyti viskas, vienai net prekiai susikuria, bet tai yra verta daryti. Ir aišku, tie, kaip ir sakiau, tie matomumo dalykai, kur mes vėliau irgi prieisim prie tavo svetainės tobulinti, ar ne, jie irgi yra reikalingi labai, bet tai yra daroma step by step, kaip sakant, nepasistatė veikla per vieną akimirką, nepasistato namai per vieną dieną. Viskam reikia. Darbas, nuoseklumas. Bet iš tiesų aš labai džiaugiuosi, vad netgi galiu ir šitoje vietoje, kaip sakant, reklamą labai gerą padaryti iš širdies, nes kai tik tai paleidom Lapės magiją elektroninį puslapį, man žinok, sekančią dieną man įkrito registracija. Valio! Man noriu gimtadienio. Pašventinimas iš karto, kaip faina. Jo, tai iš tiesų tai buvo, jas veikia. Jas veikia, dar reikės padirbėti, bet jas veikia, reiškia, jau yra matoma, jau yra ir tau pačiai reikės ten daug dalykų dar įdėti tų pastangų, apie ką mes irgi pasišnekėsim, pasivaikščiojimų metu, arbatėlės metu, tai čia viskas su laiku. Ruduo ir žiema ilgi? Labai. Vasaros biški labiau užimtos, bet esmė, kad viskas yra įmanoma. Aš atsimenu, kai pasileidau savo elektroninę parduotuvę, pas mane lygiai taip pat buvo. Kitą dieną jau įkrito pirmasis užsakymas ir aš tas džiaugsmas, žinai, tiek darbo padaryta, ten tiek naktų varvintos akys, nes kai darai arba darai kitam žmogui, bent jau man kūrėjai, man yra svarbu, tu kartais net negali sustoti, net jeigu norėtum, tu žinai, kad nori va šitą dalyką išspręsti, padaryti dabar ir viskas, sėdi, kuri kažko nežinai, kažkur užstrigai, ieškai informacijos. Žodžiu. Aš turiu tą tokį gebėjimą, dovaną, talentą, nežinau, kad jeigu turiu didelį norą, aš galiu bet ką išmokti. Galiu išmokti traktorių vairuoti, galiu benzopjūklų. Moku kartais, galiu benzopjūklų pjauti medį, galiu su ten šituo trimeriu pjauti žolę. Ta prasme, jeigu man įdomu, aš viską išmoksiu. Su šlifuokliu dabar mokinuosi irgi, kaip šlifuoti stalą reikia. Taip pat, jeigu man įdomu, aš išmoksiu. Jeigu ne, tai daryk tu, ką nori, nors ant tūsų vaikščiok. Sorry. Padėk ant lėkštutės, va, tiesiog, jeigu man oro nebus, aš nieko nedarysiu. Tiesiog klausimų, tiesiog nešvaistysiu savo energiją. Kur man įdomu, kur aktualu, kur aš matau, galiu savo padėti, galiu kitam padėti. Taip. Valio, kodėl ne? Ir aš šiaip pastebėjau, visos veiklos pas mane atsirado iš noro padėti. Kūryba atsirado iš noro padėti savo, edukacijos atsirado iš noro padėti kitiems, elektroninių parduotuvių kūrimas atsirado irgi iš noro padėti kitiems. Labą dieną, štai kokia caliukė. Visiškai nesavanaudė. Yra momentų, šito mokausi. Šito aš mokausi kartai, žinai, pastatyti save į pirmą vietą ir, žinai, palauk, aš turiu pagalvoti, aš matau, kaip tau geriau būtų, aš matau, kaip tu nori, bet kartais reikia išmokti, žinai, ir prioritetų laikyti save pirmoje vietoje. Jo, aš irgi, žinau, šitą pradėjau mokytis dabar ir taip yra sunku, aš nesuvokiu, kodėl taip yra sunku pasirinkti save, o ne kitą žmogų. Nes, gerai, kaip sakant, tu visų pasaulio pinigų neuždirbsi, visų pasaulio edukacijų nepravesi. Bet kai tu vos velki kojas, bet tu vis tiek eini į darbą, ar ten dar kažkur, ar kažką darai, ir tau po to tas patampa nemiela, žinai, tas toks užburtas ratas prasideda. Yra dar blogiau. Tai yra labai blogai. Aš ten buvau ir nebenoriu ten. Nebenoriu ten, tai aš savo esu tokį pažadą net pažadėjusi giliai širdyje, kad kol aš esu sveika, kol aš turiu gerą galvą, padarysiu viską, kas yra reikalinga, jau galėčiau ir toliau būti savo kelyje, auginti, žiūrėti, kad ir koks būtų tempas, reikės atsisakysiu labai daug dalykų, ta prasme, kodėlgi ne, kad turėčiau laiko kūrybai, kad turėčiau laiko poilsiui, kad turėčiau laiko edukacijom, kad turėčiau laiko būtent tiems dalykams, kas man yra svarbu.
Nes man atrodo, daugelis mes tiesiog, nepabijosiu šito žodžio, tupai parduodam savo gyvenimą už tuos pinigus, už kuriuos po to vaikomės dalykų, iš kurių iš tikrųjų mums nereikia, nes visuomeniai tai priimtina, reikia to, reikia trečio, reikia ketvirto, kaip čia visi turi, aš neturėsiu ir visi pamiršta paklausti, o ko aš iš tikrųjų noriu. Gal aš šiandien noriu sėdėti gerą dieną namie, niekur neiti ir tiesiog skaityti knygą arba žiūrėti per langą, nes pas mane paukščiukai atskrido lest saulėgrąžų. Ir tai yra Aš teisingai, tu turi lesyklėlę. Jo, tai prasme. Ir man atrodo, kad čia yra gyvenimo grožis, žinai, nelėkt kur reikia savo energiją uždaryti, o tiesiog palikti ją tai, ką tu kuri, kas tau yra svarbu. Ir viskas. O žiūrėk, bet jeigu, pavyzdžiui, šiandieną kažkas nuspręstų prekiauti verstis elektroninę prekybą, ne? Nuo ko patartum pradėti? Kokie, pavyzdžiui, yra 5 patys svarbiausi punktai pradžiai? Tai pradžiai iš tikrųjų žinoti, ką ir kodėl žmogus nori parduoti. Antras dalykas, labai svarbu išsigryninti ar ne tą visą istoriją apie save, nes jinais yra iš tikrųjų pats pagrindas elektroniniai parduotuviai, kuo užkabina žmogų. Šitą apie save istoriją aš iš tikrųjų per 4 metus keičiau ne kartą. Ir kiekvienam būtent pakeitimo metu vis užkabindavau skirtingą auditoriją, skirtingus žmonės ir vis dar toliau testuoju, vis žiūriu. Tai tas labai labai yra svarbu. Po to tie vizualai, ar ne? Jeigu neįsivaizduoji iš tikrųjų, kaip tu nori, kad atrodytų, ar ne, neturi galbūt net savo logotipo. Jeigu turi logotipą, tada yra lengva elektroninė parduotuvė, spalvas ir visą dizainą galima pagal tai kurti ir labai lengva. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, neturi, tai turi labai taip daug klausimų savo užduoti, ar ne, kokios spalvos turi, ar ne, kaip vizualiai nori, kad atrodytų. Truputėlį tada turi pasidaryti namų darbus. Jeigu savo galvoj neturi įsivaizdavimo, kaip tai turi atrodyti, pasižiūrėti į kitas elektroninės parduotuvės, išsirinkti atskirus punktus, kas jam labai labai patinka, ar ne, ir tiesiog papasakoti, ar ne, man susirašyti, susidėlioti. Ir dar vienas dalykas, kas labai svarbu, ar tai bus prekė lietuviškai rinkai ar užsienietiškai. Nes jeigu lietuviškai, užtenka paprastesnių elektroninių parduotuvių, jeigu užsienio rinkai, jau tada reikia tikrai eiti biškį pas stipresnius specialistus. Na, aš kur irgi turiu vieną komandą, į kurią visą laiką galiu nukreipti žmonės, kurie profesionaliai jau ten su WordPress'ais dirba, su sudėtingom. Aš su WordPress'u pačią nuo A iki Z nekuriu, aš jau įsukurtam WordPress'e pildau prekes, keičiu visokius dalykus. Aš labiau dirbu su Shopify'um, su Hostinger, ten, kur yra jau šablonai, kur yra paprasčiau, kur tiesiog tas rezultatas greičiau pasimato. O jau ten, žinai, WordPress'as yra toks sudėtingesnis, gilesnis, daugiau sistemų, daugiau dalykų, nustatymų turinti parduotuvė. Net ne parduotuvė, kaip ten, pasakykime, hostingas visas, jau ten yra, žinai, sudėtingiau. Tai turi žmogus atsakyti savo į šitos klausimus iš tikrųjų, nes nuo to priklausys, ar jam pakaks, pavyzdžiui, pas mane, ar pas kažkokį kitą žmogų, ar ne. Ar jau reikės rimtesnės komandos, kur jau visi vienu kartu jums darys, nes kiti būna neturi visiškai išsigryninę net pavadinimo. Ar ne, koks pavadinimas, ar ne, apie ką tai bus. Atrodo, tai yra labai paprasta, bet tai yra labai reikšminga. Tai turi būti iš vidaus, tai turi būti iš jausto, nes jeigu paliksi tai, kad padarytų kažkas kitas, tai vieną dieną tu gali atsibusti ryte ir sakyti, tai ne apie mane. Nes nėra tavo dalies tame. Tai labai svarbu, kad tam visam kūrybiniam elektroninės parduotuvės procese žmogus irgi norėtų dalyvauti, ne? Norėtų atsakyti į klausimus, nebijotų jų klausti, nes nėra kvailų, durnų ar kažkokių kitokių klausimų, yra tiesiog jų atsakymų ieškojimas ir viskas.
Tai va šitokie atrodo simple, pimple dalykai, ar ne, pavadinimas, jo prasmė, išsiaiškinti, nebūtina tos prasmės ten rašyti, bet ką tau tai reiškia, ar ne, nes tai tarsi pamatas yra jau visai elektroniniai parduotuvė ir ne tik iš techninės pusės, bet ir taip iš žmogiškos, iš tos energetinės pusės. Tu ant to viso pamato važiuosi į priekį, tu auksi, nuo ten atsiras ta tavo visa vidinė ugnelė, kuri nematomai irgi daro savo įtaką. O pavyzdžiui, mes labai šiandieną daug girdim, žinai, SEO susitvarkyk. Žmonių kalba, kas tai yra? Tai, sakyčiau, jeigu taip visiškai paprastai, tai yra tavo svetainės matomumas paieškos varikliuose, tokiuose kaip Google, tokiuose kaip socialiniai tinklai, ar ne, tai yra tie raktiniai žodžiai, kuriuos žmonės veda į Google, į TikToką, Instagramą, Facebooką ir panašiai, ieškodami kažkokios paslaugos ar prekės. Ir tie raktiniai žodžiai atveda pas tave. Bet jeigu tu šitų raktinių žodžių nenaudoji savo svetainėje, nenaudoji savo socialiniuose tinkluose, tu ten gali išlaižyti tekstus, gali viską ten tobulai padaryti, tu gali tūkstančių sumokėti už tą elektroninę parduotuvę. Bet jeigu SEO nesutvarkytas, tavo matomumas yra mažesnis. Jeigu įvedus ten sapnų gaudyklio edukacijos, nemes manęs, nes SEO nesutvarkytas mano svetainė, labą dieną. Tai mes labai daug prarandam žmonių. Realiai, tai yra toks, turi pereiti į kliento mąstyseną, ar ne? Kaip klientas gali tavęs ieškoti, kaip jis gali ieškoti tavo paslaugos, kada tos paslaugos gali prireikti, pagal tai turi išsigryninti ir truputį važiuoti, ar ne? Ir tuos dalykus irgi reikia karts nuo karto pakeisti, nes tobulėjam mes, tobulėja visas internetas ir visos šitos platformos mūsų, ar ne? Mes turim tobulinti viską kasdien. Tai va, sakyčiau, jeigu taip trumpai, mūsų matomumas tiesiog, toj paieškoji kaip Google, ar ne? Kai vedus tave labai lengvai mestų, ar ne, tuose bent jau minimum pirmajame puslapyje, ar ne? Tai va, o daugiau ten vėl, dar daugiau visokių dalykų yra, bet, kaip sakau, nekvaršinkim apie sunkius dalykus galvos. Šiandien penktadienis. Penktadienis jau nereikia per daug apsikrauti. Esmė, jeigu tik tai atsiranda tokios mintis, tai iš tikrųjų reikia susirasti žmogų, kuris jau praėjo tuos kelius. Dažniausiai, žinai, draugą, pažįstamą draugę, kuris kūrėsi arba kuriam kažkas sukūrė, nueini, apsižiūrinėjai, pasiklausi. Kažkur iš artimos aplinkos patinka tau žmogus, žinai, kad jis kažką daro, irgi pabendrauja, pasižiūri. Nes turi daug dalykų sutikti, žinai. Gali žmogus gebėti daryti kur, bet, pavyzdžiui, ne visiems aš kurčiau. Jeigu man su žmogum energetinis laukas nesueina, viskas. Jeigu aš matau, kad sunkiai mums komunikuosi, sunkiai eina grynintis ir panašiai, nėra nei tame žmoguje, nei manyje kažkas blogo, tiesiog, mums turėjo pakeliu ir viskas. Jo, kaip aš sakau, nesueina bijo laukai. Taip, ir tai yra normalu, žinai, kaip du rutuliukai, atsitrenkia vienas į kitą ir viso. Ir tai yra normalu, nes kiekvienas turime savo klientus, kiekvienas turime savo kūrėjus ir tai yra normalu, tai tiesiog truputį pasižiūrėti ir iš kitų perspektyvų, žinai, ne tik tai ta techninė pusė, man reikia, padarykit, aš bendrauju šitaip, ar tau tinka, aš bendrauju daug, aš einu į gylį tam, kad tas rezultatas būtų patenkinamas toks, kad ir man gera būtų, ir tau gera būtų. Tai va, mes daug bendrausim, daug klausimų reikės atsakyti, daug informacijos reiks paruošti, daug ką reikės atsiųsti. Gali būti, kad aš duosiu kažkokių klausimų, apie kuriuos niekada gyvenime galbūt nepagalvoju ir neteks apie juos galvoti. Tai tiesiog pasiruoškit komunikacijai. Aš labai gerai prisimenu, kai mes pradėjom, sakykime, bendrauti dėl šito elektroninio puslapio ir vieni kiti tavo klausimai ir pat aš tiesiog sakau, atsiųs viską elektroninį paštą ir aš tiesiog atsidarau kažkada savo paštą
Ir tavo gal 15 laiškų, va tai va, atskirais klausimais, tokiam sekcijom. Galvoju, mano. Bet gerai, atsidarai vieną laišką, atsakei, ramybė. Kitą galiu palikti kitai dienai. O, gavau atsakymą, galiu padirbėti. Tai žinai, pačiai pradžiai, kai tu matai tą tokią šusnį laiškų ir taip, žinai, tu galvoji, Bobo nusipirkti paršiuką. Galvoju, kad bus lengva užauginti, žinai, pasirodo, oho, kiek reikalų. Jo, bet tiesiog etapais. Žiūri, skaitai ir, kaip sakant, kalbi su savim apie ką tai, kodėl, kur, kas, prie ko. Be abejo, pati pradžia tikrai yra sunki, nes jeigu tai yra visiška pradžia, tai, sakant, kol kas socialiniais tinklais galima apsistoti, susikuri, sakykime, kažkokią tai pagrindą, turi nuotraukų, turi kažkokią tai tokią auditoriją, jau tada gali varyti į puslapį. Taip, iš tikrųjų, bet tai sakau, tai yra tiesiog kitas etapas, ar ne? Taip. Galima ir be to apsieiti, bet tiesiog tai yra jau kitas etapas, kur ir pačiam daugiau atsakomybės, daugiau struktūros, daugiau lengvumo su laiku irgi ateina, nes kai tu pasileidai elektroninę parduotuvę, padarai įdirbį, susitvarkai visus dalykus, karts nuo karto vis ten patobulini kažką, tau tiesiog ateina su laiku toks lengvumas, nes tu žinai, kad bet kada dieną naktį gali įkristi tie užsakymai ir tu atsikeliuoji, yra, žinai, įkrenta ir viskas yra ramu. Bet esmė, kad pradžioj tu vis tiek tu turi sunkiai padirbėti, kaip sakant, ar ne, daug prie to praleisti laiko, kol visa tai yra sukuriamas. Tas pagrindas. Tai viskas tuo žinai. O kitą dieną galbūt dar kažkokioje kryptyje teks padirbėti. Taip. Žinai, viskas tuo ir nesibaigia, dar kad žinai, susikūriau elektroninį čia puslapį per parduotuvę, man susakykime, sukūrė, ne, čia man rankytės ir tu sudėsi, čia laukiu užsakymų, atsikeli ryte, o palakamon, taip, kas čia vyks? Jo, reikia prie to dirbti, tu turi postus kelti, tu turi į viešą, sakykime, erdvę, į socialinius tinklus dėti savo tą nuorodą su tuo puslapiu, dėk. Ir tikrai ir kokių 10, 3, 4, kad ir pradžioj, kad ir 1. Taip, po truputį, čia yra labai daug darbo. Tai sakau, va, tas SEO dalis, tas matomumas, ten visa paslaptis, ten irgi slypi. Ir taip, po to asmeninis darbas su savo puslapio reklamavimu iš tikrųjų, kaip tu sukūruoti, ar tu pats tai darysi, ar tu įtrauksi į tai ir kitus žmonės, ar ne, nes yra įvairių įrankių, yra įvairių pagalbos dalykų, kaip tai galima padaryti, vienas kitam padedant. Ir kad veiklos nepersipintų ir viena kitai nebūtų konkurencija, o tiesiog vienas kitam pagalba. Tai vat yra šitų niuansų, bet svarbiausia, jeigu jau randasi tos mintis, reiškia, kad žmogus yra pasiruošęs šitam žingsniui, jis tikrai gali įžengti, tik reikia žengti mažytį žingsnelį. Parašyti žinutę, pavyzdžiui, man, svarstau apie elektroninę parduotuvę, ar galime apie tai pasikalbėti ir viskas, tai jau bus žingsnis labai didelis to link. O visa kita po to žingsnelis, po žingsnelį per kažkurį laiką išsigryninsim, pasidarysim, susidėliosim ir žiūriu jau, tai kurią dieną paleidžiam elektroninę parduotuvę. O aš neprisimenu, kad tu man pasakai, kad tai jau viskas paruošia, kada leidžiam, o mes tuo metu atostogavom, aš taip, palauk, aš dar nepasiruošus. Nesusivokiu, kad jau. Kaip kol, žinai, vestuvių rytas ir taip, palauk, aš bijau. O ko bijau, nežinau. O iki tol, žinai, viskas ramu, reikalai, čia strategavimas, organizavimas, vestuvių diena. O, už viso to dar yra jausmų. Taip. Ne, šiaip iš tiesų tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad kiekvienam kūrybos žingsnį tu lydi. Ir ta prasme, kas yra faina, kad pas tave galima ateiti kiekvieną kartą su tais klausimais kylančiais. Tikrai taip. Net jeigu tai kiltų tie patys klausimai. Aš turiu bagažą kantrybės jų klausytis
Nežinau, kad už tų klausimų slypi kažkoks poreikis, kažkoks dalykas, kažko neišgirdom, kažko nepastebėjom ir kažko galbūt nesuprato, galbūt aš kažkaip netaip papasakojau, gal reikia paprasčiau, gal reikia dar kažkaip kitaip ir tai yra normalu. Taip, 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 taip. Ką dar mes šiandieną turim pasidalinti su auditorija? Galėtume pasidalinti tokiu dalyku, kurį kalbėjome, kad mėly žiūrovai, kurie norite užsisakyti sapnų gaudyklių edukacijas, ar ne, pavyzdžiui, kurie esate iš Silvijos Lapės magijos pusės, ar ne, arba nebūtinai, gal šiaip aplamai pirmas iki šiandien mus matote, nes šitas video bus įvairiuose šaltiniuose, kad galite pasinaudoti 10% nuolaidą būtent edukacijoms ir elektroninių parduotuvių kūrimams. Tai edukacijoms galit pritaikyti įvedę nuolaidos kodą Lapės magija 10, būtent apsipirkdami mano puslapyje coliukesapnugaudyklės.lt, o jau elektroninės parduotuvės, jeigu yra poreikis, tai jau čia asmeniškai susirašant, paminėsit šitą nuolaidos kodą ir bus pritaikyta. O daugiau mes žingsnelis po žingsnelio keliausim kūrybiniu keliu. Tai va tiesiog tokį sumastėm, Silvija pasiūlė, aš lengvai pagalvojau, o kodėlgi ne? Ne, taip ne, nes, kaip sakant, aš Jolitą daug metų pažįstu. Kiek aš tai porą metų pažįstu? 2. Bet jausmas, kad daug. Nesvarbu, kiek svarbu, koks yra jausmas. Taip, taip. Tai iš tiesų tikrai žmogum pasitikiu ir aš ją nuoširdžiai, kur galiu socialiniuose tinkluose rekomenduoju, nes žinau, kad žmogus kokybiškai dirba ir žinau, kad žmogus atiduoda visą savo širdį. Tiek elektroniniuose puslapiuose ar parduotuvėse, tiek vesdama savo edukacijas. Pačiai teko patirti jos edukacijas, tai yra kažkas nerealaus. Galiu pasakyti drąsiai, kad tavo vidinis vaikas bus patenkintas. Labai. Tai bus pamaitintas. Ir tas Jolitos toks, tu žinok, tu moki prieiti prie žmogaus, tu kaip, aš nežinau, tu kaip ta mama. Tokia, čia va tai, man tas tavo, aha, gerai, čia galim va tai va padaryti, tas... Tiesiog, tu turi tą gebėjimą su žmonėm ir tai yra tavo dovana ir tai yra nerealu. Galiu pasakyti, pastaruoju metu pastebiu, kad nesu visai žmonėm aš taip galiu, bet tai yra normalu. Būtų blogai, jeigu galėčiau su visais, tada reiškia, kažkas su manim negerai, kad bandau prisitaikyti, bet kas liečia darbą, ar ne, mano veiklą, kūrybą, tą užsakymų individualių darymą, sakykime, edukacijų ir tų pačių elektroninių parduotuvių kūrimą, jo tenais įsijungia automatiškai mano ta dalis, kur visiškai esu susifokusavusi į žmogų, į savo sugebėjimus, į savo žinias, ką galiu padaryti, ko nežinau, ar man pavyks surasti informaciją. Ten įsijungia visiškai kita mano dalis, ne kasdieniška, žinai, kasdieniškai ten gatvėj galim pakikent, pablevizgot ir visaip kaip, o galbūt patylėti ir nieko nekalbėti, žinai. Įvairių tų dienų yra, bet kas liečia veiklą, pas mane įsijungia visiškai kažkokia tikrai kita coliukė. Jolita yra viena asmenybė, coliukė yra kita. Dar turiu, žinai, mes visi turim tų asmenybių ir tai nėra sutrikimas. Čia, žinai, kai sako, aš bijau dabar sumeluoti, man rodos, moksliškai dar nėra įrodyta, bet yra manoma, kad mes žmonės, kai šnekam skirtingomis kalbomis, ta prasme, sakykime, lietuvių yra mūsų gimtoji, kažkas šneka angliškai, kažkas lietuviškai, kažkas lenkiškai šneka, ir kiekvieną kartą, kai mes persijungiam į kitą kalbą, mes persijungiam į kitą savo asmenybę. Aš manau, ne tik tai su kalba tas vyksta. Jeigu žmogus turi polinkį skirtingas veiklas, į skirtingus hobius, pas jį mąstysena yra tokia plati, kad jis gali apriepti daug dalykų, tik tai jeigu jam yra įdomu, tai tiesiog ten viskas persijunginėja. Aš savo aplinkoje turiu keletą tokių iš vis unikumų žmonių,
kurie iš skirtingų sričių gali va čia ir dabar išspręsti problemą ir iš skirtingų sričių rasti sprendimo būdą. Ir tas būdas naudojamas toj srity, bet visiškai kažkur. Pritaiko labai tokie. Tiesiog taip veikia tas protas. Ne visi mes tuo galim Pasidžiaugti. Jo, bet pas mane matau, kad yra truputį šito dalyko. Jeigu man yra įdomu, aš galiu visiškai kaip į zuikio urvą įkrist ir kapstyti ten visko informacijos, supranti, kol išsigryninti, tada man labai fainai yra, nes auga mano pačios kaip žmogaus, kaip asmenybės savivertė. Ir atsiranda toks, žinai, netgi ieškau tinkamo žodžio, gal, sakykime, pasitikėjimas savimi, nes tu žinai, kad bet kokią situaciją bus, tu su jie susitvarkysi, net jeigu tu dabar nežinai atsakymą. Tu pasakai, žinai, aš nežinau, kaip šitą problemą išspręsti, bet aš žinau, kad galiu rasti būdą. Tame yra labai daug laisvės. Dažnai kitas dalykas, jeigu yra problema, yra jos ir sprendimo būdas. Jeigu tas sprendimo būdas ne šiandien, jis ateis rytoj atsiras. Jeigu ne vienas, tai kitas. Kūrybinių žmonių iš tikrųjų protas taip veikia. Kuo tu ilgiau kuri ir ieškai kūrybiniuose procesuose sprendimų įvairių, ar ne, noriu taip sukurti ir bandai vienaip, antraip, trečiai, keturaip, persikėlė į realų gyvenimą. Aš labai per edukacijas net tą pabrėžiu, kad kūriantis žmogus, kuris kūrė kažką, kas atsirado jo galvoje, ko dar nėra ir sukūrė tam kūną, ar ne, jau čia taip, jau kūrybiškai jau šnekant, pas tą žmogų labai atsiranda daug sprendimo būdų problemams. Tiesiog tu matai problemą ir matai 5 būdus, kaip ją išspręsti, lieka išsirinkti, kurį būdą pirmą pabandysi. Tiesiog va taip veikia. Suprasti, kol žmogus to nelavina. Ir iš tiesų, kad yra, pavyzdžiui, pas tave, kai yra tie individualūs užsakymai, žmogus, žinai, turi kažkokią tai viziją, kažkokią tai norą, o tavo yra užduotis tą viziją paversti apčiuopiamų daiktų. Taip, ir techniškai, ir vizualiai, ir įdėti žmogaus tą norą, dvasią, ar ne, tą poreikį kažkokį. Ir iš savo komforto zonos išeiti ir išbandyti kažkokius dalykus, kurių niekada nedarėjai ir ieškoti tų sprendimų, man čia kaifas. Man čia, kaip žinai, siemkės morozai gliaudė. Duokite daugiau. Man tai labai labai patinka. Dėl to man labai ir turbūt ir patiko tas elektroninės parduotuvės, žinai, pradėti kurti ir tą daryti, nes ten irgi yra to paties. Yra žmogaus pažinimo, suvokimo, jo charakterio, jo poreikių, kokiame etape jis yra, kiek jam tos pagalbos reikia, žinai, ir ar tai yra tik tai techniniai dalykai, kuriuos reikia padaryti, ar tai yra ir giliau. Ir man tai patinka. Kaifas. Tai tavo istorija iš tiesų primena, kad kūryba gali turėti skirtingas formas, kad tai gali būti kažkas labai apčiuopiama ir labai fiziškai apčiuopiama, o kai kas gali tiesiog kažkur skraidyti, būti interneto platybėse ir kad kūryba kartais gimsta rankiniu būdu, o kartais kompiuterio ekrane. Taip, bet tai irgi rankomis darbas. Niekas kitas nepadarė iš vos 2 nuostabios rankos. Bet žinai, vis tiek tikslas yra tas pats, yra padėti žmonėms, yra padėti idėjoms realizuotis, įgauti kažkokią tai formą. Taip. Ir man labai faina iš tikrųjų tą daryti, nes sakau, tai irgi yra daug, labai daug kūrybos. Taip, taip. Jolita, ar turi dar ką norėtum pasakyti pabaigai? Tiesiog, mielas kūrėjų, jeigu svarstai, tai kurti man tą elektroninę parduotuvę ar nekurti. Turi daugybę klausimų, turi abejonių, tai tiesiog parašyk, pabendrausim iš tikrųjų. Nebūtinai mes nuspręsim, kad tau šiandien jos reikia, nebūtinai gal tu šiandien tą žingsnį žengsi ar ne, kad imam ir kuriam, bet bent jau pabendrausim, suprasim, išsigryninsim dalykus, sužinosim,
kuriame etape esi ir ar tikrai tau to reikia. Ir jeigu turi baimių, mes jas biški pramušim. Tiesiog ir viskas prasideda nuo to pirmo pabendravimo, ar ne? Tai drąsiai rašykit, drąsiai klauskit, susirašom, parodysiu pavyzdžių, ar ne, keletą, ką esu sukūrusi. Ir atrasi tuos atsakymus. Tai nėra taip baisu, kaip gali atrodyti. Kai sakant, yra toks labai vienas geras posakis, mamutą nereikia valgyti iš karto, jį reikia supjaustyti gabalėliais. Tai vat, elektroninę parduotuvę įsivaizduokime kaip didelį mamutą, kurį valgyti galim gabaliukais. Kurti gabaliukai. Tai ką, einam tada tų mamutų, kaip sakant, valgyti. Jo, einam medžiot. Einam medžiot. Ačiū, Jolita, tau už tokį nuostabų pokalbį ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jau antrą kartą tave kalbinu. Taip, ir man taip malonu, kaip mane pakvietė antram kartui, kaip įdomu. Ir man atrodo, jau metai praėjo nuo tavo starto kūrybinių pokalbių. Tai yra taip gražu, žinai. Tai dabar galvoju, man įdomu, ką dar nuveiksiu per 1 metus, gal bus ir tretieji pokalbiai, kuriuose sudalyvausiu. Tai yra tarsi palinkėjimas, žinai, kad šitie kūrybiniai pokalbiai toliau laisvai augtų ir plėstosi. Ir iš tikrųjų jie irgi padeda išsigryninti. Tas bendravimas, tas toks pasakojimas padeda irgi išsigryninti ir suvokti, žinai, ką kuri ir kokią vertę neši žmonėms, kas pats esi kaip žmogus. Tiesiog tu irgi įsivardini, o tai yra labai svarbu. Kas išeina per burnelę, tas virsta realybė. Taip, tam yra tiesos. Tai ačiū tau, Jolita, dar kartą už tavo laiką. Aš tokį nuostabų pokalbį ir labai išsamų. Ir aš labai tikiuosi, kad šis mūsų pokalbis kažkam galbūt bus toksai lengvas spyris į sėdimąją, kur žmogus labai svajoja, labai nori ir nežino, nuo ko galbūt pradėti, arba jau turi minčių ir nežino pas ką eit. Tai vat, pirmas kontaktas tikrai drąsiai galim teikti, kad yra Jolita. Taip, tiesiog neskriausiu, netampysiu žausmų, rūros nespardysiu. Tiesiog smagiai bendrausim, susiskambinsim, susižiūrėsim. Ar reikia kažko paprasto, ar reikia kažko rimto. Jeigu kažko rimto, tai tikrai turiu kur nusiųsti patikimą komandą. Tai viskas yra įmanoma, reikia tik tai pradėti po truputį daryti ir viską. Darysim su paprastumu, lengvai, nes aš sunkiai nemėgstu. Tai, kad viskas įsigyvendins. Tai ačiū tau, Silvija, kad mane pakvietė į šitus pokalbius dar kartą, garbėgiuose sudalyvauti. Ir palinkėsiu jaukaus ir nuostabaus savaitgalio. Ačiū, jums irgi. Tau irgi. Jums ir visiems, kas klausys, gero savaitgalio, eikit, džiaukitės vasarą, kol dar galim. Nu, vienas mėnuo beliko, įsivaizduoji, viskas. Neprimink. Jau primink. Nieko, rugsėjais bus geras. Aš esu įsitikinus, kad rugsėjais bus toks pats, kaip ir mūsų vasara geras. Gal net tada geresnis. Gyvenimai prasitęs. Taip. Tebūnie tavo žodžiai įsipildo. Ačiū, iki. Iki.